Sveiki, mėly bičiuliai, jums sveikinas Jaunimo naujienos. Siunčiu linkėjimus iš Europos parlamento ir imdamas pavyzdį iš europarlamentarės, iš konservatorių Rasos Juknevičienės, kuri padarė pranešimą, kad LRT, Lietuvos nacionalinį transliuotoją, bando užvaldyti ir varžyti jo žodžio laisvę ir panašiai. Tai aš irgi norėčiau padaryti pranešimą iš Europos parlamento, tik pasakyti, kad atvirkščiai, manau, kad LRT nebando užvaldyti, nes kaip galime užvaldyti tai, kas jau yra užvaldyta. Manau, viskas vyksta atvirkščiai, iš tiesų bando kaip tik įvesti laisvesnį žodį, gal ne visiškai dar laisvą, bet laisvesnį žodį į Lietuvos nacionalinį transliuotoją. Ir matome dabar viešoje erdvėje, kiek žmonės yra susiskaldę, vieni palaiko, kad ar ne įvyksta pokyčiai, kad norima palengvinti LRT vadovės atleidimo procedūrą ir panašiai, kiti palaiko, vieni kritikuoja, vieni sako, kad, kaip ir Rasa Juknevičienė, kad čia yra visiškas užvaldymas ir panašiai. Tačiau, manau, reikėtų žiūrėti paprastai. Bet kokia žiniasklaida yra labai svarbu, bet kokiai valdžiai. Ir manau, bet koks žmogus, kuris masto, kuris stebi įvykius, mato, kad Lietuvos visuomeninis transliuotojas seniai jau buvo užvaldytas tam tikros partijos, nenorėčiau minėti to pavadinimo, bet tebūnė jau per vėlų konservatorių ir vienos žmonių grupės ar ne, ir ten pateikiama ideologija, ten pateikimi straipsniai yra tendencingi ir nukreipti į vieną pusę, kurie palaiko tam tikrus politikus, o kitus politikus tiesiog dergia ir, paprasčiausiai apie juos tikrai, jei taip paprastai tariant, negražiai atsiliepia. Ir dabar tai pavaizduojama, tarsi tai būtų laisvas žodis, kad apie natūralus dalykas, kad apie vienus peikti, o kitus palaikyti yra laisvas žodis ir kaip nusistovėjusi tvarka. Bet tiesiog taip nėra. Ir jeigu būtų pokyčiai LRT, tada iš tiesų būtų nuomonių įvairovė ir nuomonės pradėtų konkuruoti ir visuomeninis transliuotojas galbūt, aišku, ne iš karto, bet po biškį pradėtų atstovauti tikrai visuomenę, nes visuomenėje tikrai nėra konservatoriai pagrindiniai, kurie diktuoja visą visuomenės nuomonių įvairovę ir atstovauja visos visuomenės nuomonių įvairovę. Tai, manau, bičiuliai, yra peticija skirta tam, kad būtų atleista LRT dabartinė vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Aš manau, kad šią peticiją reikia palaikyti, nes būtent pokyčiai galimi nuo viršaus, nuo valdžios. Esama situacija LRT būtent yra todėl, nes vadovybės požiūris buvo toks. Ir matome ne visos vadovybės, tik matomai vadovės, tam tikrų irgi asmenų, bet jeigu jau taryba LRT prieštaravo pačiai vadoviai, kad ji jau irgi pernelyg daug sau leidžia, pernelyg daug leidžia pasisakyti, tai rodo, kad pokyčių reikia ir pokyčiai yra būtini. Taigi, yra peticija, kuri yra skirta palaikymui, kad būtų atleista LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Reikėtų šią peticiją palaikyti, nes kita pusė yra sukūrusi peticiją, kuri priešingai sako, kad reikia ginti laisvą žodį, kuris ir jau tikrai ten yra suvaržytas ir uždarytas. Tai palaikykime šią peticiją, pasirašykime ir iš tikrųjų apginkime laisvą žodį LRT.